Labą dieną, įmonė Metalum Opera, mano vardas Jaroslavas ir šiandienos video parodysiu Jums, kaip mūsų dirbtuvėse bus remontuojami perdaromi grūdinti ritinėliai. Tai ne visai paprasti ritinėliai, bent jau ne kasdien sutinkami ritinėliai, tai yra ritinėliai nuo armatūros lenkimo staklių, kurie stovi tarp ryčių armatūros ir pačių staklių. Jie yra sudėti va taip va. Du iš šonų, vienas iš viršaus ir iš apačios ir pro juos va taip važiuoja armatūra, niekur nenuklysdama ir važiuoja tiesiai į armatūros lenkimo stakles. Kuo yra ypatingi šitie ritinėliai? Tai pati didžiausia problema yra tame, kad jie yra pagaminti Amerikoje ir visi išmatavimai, tie guoliai, šešiakampiai, varžtai, viskas yra coliais. Tai yra colinė sistema. Ir padaryti jie yra labai paprasti. Nėra ten jokių distancinių įvarių, nieko. Tiesiog guolis stovi, šešiakampis, prasikiša pro ir ten toks rėmas yra, atsistoja, užsifiksuoja varžtais ir viskas. Galima būtų tiesiog pakeisti guolius ir kaip ir važiuoti toliau, bet problema tame, kad guoliai yra ne visai standartiniai. Štai kaip atrodo šitie guoliai. Taip, tai yra guoliai tokie. Šešiakampis viduje, vidinė apkaba, o išorinė apkaba yra su tokiom va išpjauom, išdrožom, matot. Pats iš savęs jis ten nieko ypatingo nėra, aš vieną išardžiau. Tai yra va tiesiog plastikinis separatorius, rutuliukai ir viskas. Nežinau, ar kamera tą parodys, bet ten jau matosi, kad kai kurie rutuliukai yra per pusę skylę ir dėl to pats guolis pradeda klinyti ir prasiseka apkaboje, matote. Tai va, tai parduotuvėse aš aišku paklausiu, ar galima jų nusipirkti ir taip toliau, bet man atsakė taip, kad įmanoma, bet tas kainuos ir kiek laukt nieks nežino. Siūsti iš Amerikos ar iš kažkokių Europos sandėlių, gali labai ilgai būti ir gali labai brangiai. Todėl mes iš karto šitą mintį atmetam. Šešiakampis irgi yra colinis, 17 su kažkiek ten. Ir bandysim perdaryti į mūsų europinius standartus, į mūsų europinius guolius ir šešiakampius. Tai pirmas dalykas, nuo kurio pradėsim, tai parodysiu, kogi mums reikės. Tai nusipirkau va tokius paprastus guolius. Tai mūsų uždaro tipo šitie. Fiksavimo žydų. Poveržlių štai tokių didesnių. Ir automobilinių galvučių. Štai tokių. Tai pirmas darbas, kurį turim padaryti, tai ištekinti mūsų guoliavietę, kadangi amerikancas buvo PM750 išorinė apkaba, o mūsų europinis šiam2. Tai turim padidinti šitą guoliavietę ir iš karto tada padarysim griovelį mūsų fiksavimo žiedui. Tai judam dabar prie tekinimo staklių ir pradedam mūsų darbą. Važiuojam. Kadangi ritinėlis nėra minkštas, yra gan kietas, tai paduodu po kokias 3 desiatkės. Daugiau nenoriu, skubėti nėra kur. Tokiu būdu po truputėlį ištekinsim ir viskas bus gerai. Važiuojam. Taip, ritinėlis jau yra užfiksuotas mūsų grėbtuvė. Tai dabar viską išsimatavau ir taip, mūsų europinis guolis yra 17 mm pločio, plus 2 mm fiksavimo žiedas, tai jau 19. Ir už fiksavimo žiedo, būtent va šitoj vietoj, va čia, paliksim dar kokius 2 mm, kad būtų atrama tokia fiksavimo žiedui, kad jis neiškristų. Tai viso labo 2,1 mm, tai mes turėsim dar įsigilinti štai čia, šitą griovelį reikės nutekinti ir praplatinti mūsų guoliavietę iki 61,99. Padarysim vieną sotkę įtempimą. Tai ką, tai pradedam darbus.
Gerai, baigiam tekinimą ir dabar pažiūrim, kiek mes čia. Šiam 1. 9,9. Gerai, tinka. Dabar pakeičiam instrumentą ir padarom grūvelį. Gerai, guoliai yra įprisuoti. Dabar mums beliko fiksavimo žiedus užsidėti. Tai dedam. Turim. Štai šitaip atrodo. Dabar galima eiti prie sekančių darbo. Tai sekantis darbas dabar mums šitą galim patraukti į šoną, kol kas mums jo nereikia. Sekantis darbas bus, tai mums reikės šitas galvutės. Pamatuoti, kiek viduje yra to šešiakampio ir lygiai tiek nupjauti. Tai aš dabar greitai nupjaunu ir grįžtu. Galvutės nupjautos, gavusi va tokios įvorės, truputėlį daugiau nei 30 mm, su šešiakampiu viduje. Gan kietos, stiprios įvorės, kurias mums dabar reikės privirinti prie šitų poveržlių. Tai einsim prie tekinimo staklių ir greitai dabar padidinsim šitą vidinę skylutę ir po to prisivirinsim poveržlę prie mūsų galvutės. Judam. Poveržlės yra ištekintos, mūsų įvorė su šešiakampiu yra įdėta į vidų, dar kartu iš karto cinką nuvaliau tekinimo staklėse, kad netrukdytų. Tokiems reikalams aš naudoju va tokį seną grėbtuvą turiu, užspaudžiu truputį, tada su slankmučiu išsimatuoju, kokio aukščio man reikia, užspaudžiu ir viskas, ir virinu. Tai pastatom kokių 100 amperų ir greitai apsivirinam viską. Taip, iš pradžių prikabinsim. Taigi poveržlė ir įvorė yra suvirintos ir dabar mums reikia šitą išorinę pusę aptekinsim, čia šitą siūlę aptekinsim, kad būtų gražiai ir sumažinsim poveržlės diametrą iki 54. Po to parodysiu kam, po to viską apverčiam ir jau padarysim, nutekinsim šitą įvorę guoliui, kad guolis galėtų ant jos užsidėti. Tai ką, pradedam darbus.
Turim. Mūsų detalės jau yra pagamintos, štai šitaip jos atrodo. Čia yra ta išorinė pusė, kuri bus iš lauko pusės, o čia yra vidinė pusė. Štai šitaip jie atrodo, nuėmiau faskutės, kad būtų gražiau ir ant šitos vietos užsimaus mūsų guolis. Šitą vietą, kaip jau matėte, padariau šiek tiek minusę. Praktiškai pusę sotkės ir dabar paaiškinsiu kodėl. Kadangi mūsų ritinėlis turi iš abiejų pusių guolius, ne? Ir jie yra presuojami per išorinę apkabą į mūsų ritinėlį. Bet distancinių įvarių jame nėra. Ir dabar, jeigu mes padarysim šitą detalę su įtempimu didesnį, tarkime, pliusą vieną ten ar dvi sotkės, presuojant, mes presuosim per rutuliukus, kas yra visiškai neleistina ir to daryti niekada negalima, pagal galimybės aišku. Tai mintis kokia? Sumažinau pusę sotkės šitą diametrą tam, kad galėčiau ranka nestipriai spaudžiant įpresuoti ją į vidų. Presuojant tokiu būdu mūsų guolis liks sveikas ir tarnaus tikrai ilgą laiką. Taigi dabar mums liko viską nuvalyti nuo riebalų, kad būtų sausa, užtepti klijų ir pasodinti mūsų įvorę į guolį. Jeigu guolis kažkada subirės ir meistram reikės tą dalyką pataisyti, tai dujinio degiklio pagalba pašildo ir žinau, kad laisvai išims šitą įvorę. Nuima tada fiksavimo žiedą, išmeta guolį, uždeda kitą, užtepa klijų, uždeda ir dirba toliau. Remontas greitas, pigus ir veikiantis gerai. Klijus naudosiu universalius, geltonos spalvos. Tai dabar užtepu taip gausiai, čia negaila. Šitaip. Užtepam. Ir patį guolį dar patepsim. Rankas tai reikia nusivalyti gal. Taip. Ir dabar lėtai po truputį įpresuojam mūsų guoliuką. Turim. Štai šitaip atrodo. Ridinėlio remontas perdarimas yra baigtas. Viskas yra sutvarkyta, viskas yra gražu. Mums beliko dabar tik tai paimti standartinį 17 mm šešiakampį. Prakišti tvarkoje, viskas praeina, viskas gražu. Štai šitaip tai atrodys dabar. Man beliko šituose vietose iš galų šitų padaryti sriegius, standartinius 12-ukui, jau mūsų normaliems varžtams ir viskas. Taigi šiandien tiek, ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi kažkam tas buvo naudinga ir viso.